Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną sugalvojau biškutį jūs palinksminti ir tokią astrologinę temą, bet kartu ir tokią lengvą temą paėmiau apie tai, kad kodėl mes žinom viską apie tos pasaulio lyderius. Kas su kuo miega, vyrus ar moteris myli, galbūt su kažkokiais transvestitais gyvena, galbūt, kada baigė mokslus, kas buvo mama, tėvas, kiek vaikų turi, kiek meilužių, kokius turtus turi, bet dažniausiai nežinome, kada jie yra gimę. Pilna to žodžio prasme. Taip oficialiai yra paskelbta, nors prie kai kurių lyderių, aišku, irgi paskelbta, tai panašiai nuo to iki tokių metų, reiškia. Tai kodėl visa tai vyksta ir kodėl mes taip pat žmonės turėtume nelabai skelbtis, kada mes esam gimę ir laiko ir dalinti savo tokią labai privačią informaciją. Nes žinote, kad per visą istoriją žmonijos astrologija yra naudojama ne tik asmeniniam pažinimui, bet ir imperijos valdovo aplinkoje. Astrologai dažniausiai padėdavo pasirinkti palankų laiką karams, marams, karūnavimams, mūšiams, santuokoms, politinėms sutartim, dėrybom. Ir todėl tai tikriausia net vertingesnė informacija, kada ten kas su kuo susitokė ir kas nuo ko vaiką pagimdė. Tai va, todėl šitoj laidoj aš nesiruošiu, aišku, kurti čia sąmokslo teorijų, bet informacijai galbūt kai ko nežinojote ir kodėl aš manau, dėl kai kurių lyderių net, kurie yra paskelbtos jų gimimo datos, aš abejoju. Aš abejoju ir motyvuosiu kodėl. O dabar, kaip visada, labai prašau prenumeruoti mūsų kanalą ir atkreipiau dėmesį, kad tų peržiūrų labai daug, o prenumeratų nepadaugėja, kažkaip truputį liūdna. Tai aš labai jūsų prašau tokius energetinius mainus daryti, prenumeruoti mus ir aišku, tą pirštelį į viršų paspausti ir dalintis būtinai mūsų įrašu ir aišku pakomentuoti po įrašu, ką galvojate tą temą. Man bus tikrai labai įdomu, aš jeigu negalėsiu iškart persiskaityti, aš vis tiek kartais persiskaitau, kartais net jums širdelių pridedu, kai turiu laiko. Tai va, mėlyjeji, dabar tęsim temą. Pradėsime nuo Radža Def. Tai yra dievų karaliaus Trumpo. Tai va, nes Radža Def yra Indra iš tikrųjų. Ir Indra irgi buvo nuverstas nuo sosto, o mūsų Trumpas irgi buvo antrai kadencijai neperinktas ir tik po Bideno jis buvo perinktas. Tai aš kažkaip tai mano asociacija su Radža Def, su Indra, mūsų Trumpo. Tai va, dabar jo gimimo duomenys yra pakankamai tikslus, kad tai yra 46 metų birželio 14 diena ir net kokia ligoninė nurodyta New York'e ir viskas yra ten tvarkingai. Aišku, ten astrologai ginčijasi dėl jo gimimo laiko, vieni nurodo 10:54, o kiti nurodo 9:51. Bet tai neturi jokios reikšmės, nes aš nemanau, kad ta data, netgi data, o ne valanda yra labai tikslus. Dabar, kodėl jie, jeigu paskelbė, aš pirmiausia paaiškinsiu, kodėl jie tokią datą pasirinko Donaldo Trumpo gimimo. Todėl, kad tuo metu buvo labai stiprus užtemimas. Ir tie žmonės gimė per užtemimus tokius, reiškia, užtemimas vyko, pasakysiu, birželio 14:46 metų, 14:41 minutė, o jisai gimė, kaip jie teigia, ryte, iki 12 dienos. Dažniausiai jie visi nori gimti iki 12 dienos, išskyrus ten kokį kraulį. Tai va, dabar, kodėl tai yra taip svarbu? Pirmiausia, tada žmogus per tą užtemimą gimęs, jis turi ypatingų galių, gali turėti ypatingų galių. Bet ką tai reiškia paprastam žmogui? Tai reiškia, kad jo mama turėjo mirti labai anksti, labai jauna. O jo biografijoje labai gražiai aprašoma, kad jam, kai buvo 2,5 metų, motina labai sunkiai susirgo ir jinai negalėjo jo rūpintis, tai ten tvarkytojos, auklės, namų padėjėjai ten tvarkė, jį augino.
supranti. Ir jo dėl to visą gyvenimą buvo motinos, tas ryšys buvo ne vienareikšmis, nors jis iš mandagumo kalbėdavo gražiai ten apie ją, viskas ten yra tvarkoj. Bet man kas užkliuvo, negali mama tik 2,5 metų vaikui būnant susirgti taip sunkiai, turint galvoj, kad jin po to nugyveno iki 2000 metų. Tai jinai net nebuvo trumpaamžė. Tai va, dėl to aš teigiu, kad Trumpo gimimo data yra neteisinga, gali būti ir mėnuo neteisingas, kas tik nori būti, ir pakeisti ten įrašus ligoninės ir visą kitą, tokio turtingumo žmogui niekada nebuvo bėda. Tuo labiau, kad, atsiprašau, reiškia ir Trumpas yra iš tų lyderių pasaulio, kurio gimimo datas deda į kompiuterinės programas. Taigi, koks tikslas? Koks tikslas? Na, va, taip. Dabar kitas lyderis, tai yra Putinas. Jis sakoma, kad gimęs 52 metais ir aišku, dėl laiko irgi čia kaip ir dėl Trumpo visi ginčias ar 9:30 ar 13 valandą. Bet yra, man kas užkliuvo dėl Putino, kodėl irgi manau, kad ten ta data yra neteisinga. Nes kai dar Putinas praktiškai buvo pacukas ir jis niekur ten per daug viešai, mes jo nelabai ir žinojome, jau tais laikais jo vardas pavardė buvo ten prie tų pasaulinių lyderių ir įrašų visose astrologinėse programuose. Ar jums nekeista? Kodėl reikėjo dėti Putiną vardą pavardę, reiškia, prie tų pasaulinių, paprastai ten yra astrologinėse programuose kažkokie įvykiai. Tai koks pirmas pasaulinis karas, kada prasidėjo ten, kada kokia krikščionybė susikūrė, kada tenais kokia Hirošimą užmetė, reiškia, kažkokie ypatingi pasaulio įvykiai. Supranti? Žmogus pirmas į kosmosą pakilo, tai geri ir blogi įvykiai pasaulio, kurie ten gali būti įdomus astrologam. Ir tame tarpe, pavyzdžiui, koks Trumpas ir Putinas įmestas. Tai yra labai įdomu. Tai todėl aš manau irgi, nes normalus žmogus, jie yra nekvaili, nes supranta, kad nėra čia ko viešinti savo gimimo laiką, to labiau ir datą. Bet jeigu tu nori parodyti, kad astrologai, pažiūrėkite, koks aš nuostabus žmogus, koks aš dvasingas, koks už teisybę ir taip toliau, tada aišku. Dabar mūsų kitas irgi iš tų dievų pasaulio, Xi Jinping Kinas. Apie dabartinį, reiškia, Kinijos lyderį yra tikrai žymiai mažiau asmeninės informacijos, nes jie dar tą rytietišką tradiciją turi, nesiviešina, čia jau ne vakarų lyderiai. Ir mes nežinom, ar 15 žmonių, ar vieną turi, ar kiek, oficialiai yra kažkokie duomenys, bet jie yra labai tokie jau nedideli, tokie, mažai jų yra, mažai. Jie teigia oficialiai, kad birželio 15 dieną 53 metų. Tai yra plačiai pripažįstama data, tarptautiniuose šaltiniuose. Bet patys kinai duoda tik, kad 53 birželio mėnesį. Datos jie nenurodo pilnos. Nes taip va. Ir galvokite, ką nori. Reiškia, jie teigia, kad jis gimė Pekine. Gal ir Pekine, o gal ir visai ne Pekine, reiškia. O gal jo mama tik nuvažiavo kažkur, pagimdė ir grįžo. Nuvažiavo pas savo mamą. Tai va. Ir dar įdomi detalė, kad, reiškia, dažnai visų kinų vadovų pagrindinių biografijose yra nurodomas tik metai ir mėnuo, be konkrečios datos. Reiškia, nors tarptautiniuose šaltiniuose yra nurodoma, kad jis gimęs 15 birželio. Apie jau gimimo laiką aš jau net nekalbėsiu, nes iš tikrųjų kai kurie teigia, kad ir metai jo gali būti neteisingi nurodyti. Dabar Šiaurės Korėjos Kim Jong-un kažkoks gimimo data iš vis nėra oficialiai patvirtinta, nes egzistuoja daug tokių skirtingų šaltinių. Ir vieni sako, va čia atkreipkite dėmesį, sausio 8, taip?
nes 8 rytuose yra labai šventas geras skaičius. 84 metai nurodyti 8 sausio. Tai čia yra labai plačiai priimti, reiškia, išpopuliarinta data, kurią naudoja JAF institucijos ir daugelis tarptautinių šaltinių, ir man tą datą nurodė, aišku, Wikipedija. Tačiau kai kurie Pietų Korėjos, atkreipkite dėmesio, žvalgybos vertinimai teigia, kad jis galėjo būti gimęs 83 metais. O Šiaurės Korėjos oficialiuose pasakojimuose kartais minimi 82 metai. Tai jau susiduriam, kad reiškia netgi mano vaiko amžiaus realiai žmogus, jis neturi nurodytos tikslios gimimo datos, bet sausio 8 atkreipkite dėmesį, nes ožiaragė, nes atsiminkite, rytuose visi dievai gimsta ožiaragio ženkle. Ir va čia taip gražiai sudėliota viskas. Dabar, tai čia mes apie tą šiaurės turim, reiškia, dabar Pietų Koreja. Lee Jae-moon kažkoks, gimė Andongo mieste, aišku, jisai yra jau kitoks, jis aišku vakarietiškas, jisai ten jau pabrėžiama, kad netgi, kad jis gimė neturtingoje daugiavaikioje šeimoje, tai yra labai svarbu matyti jam. Ir kažkada tai jis persikėlė į Songnam miestą, kur jis dirbo gamyklos ir baigė po to teisės studijas. Tai reiškia, pradėjo nuo darbo fabrike ir išsilavinimą gavo ir tada jau nuėjo į politiką. Tai va. Oficiali data yra 64 gruodžio 22. Atkreipkite dėmesį. Vėl galim įtarti, kad ožiaragis. Tai va. Dabar įdomu tai, kad jie teigia, patys Pietų Korėjiečiai, galbūt jis gimė 63 metais gruodžio mėnesio pabaigoje, tačiau įrašyta 64 gruodžio 22. Aišku, jie aiškina dėl pavėluotos registracijos. Tai jūs įsivaizduokit, 64 metais metus tėvai vėluoja užregistruoti vaiką. Labai įdomu, tikrai labai įdomu. Nereiškia, bet netgi po to, kai jau jisai užauga, nėra atstatoma ta data ir visi blaškosi tarp dviejų datų. Vieni teigia 64 metus, kiti 63 metus, kad jis gimė. Apie dieną nekalbu, nes aš įsitikinusi, kad 22 gruodžio yra specialiai parinkta teisinga, kadangi visi dievai turi ožiaragio ženklę gimti. Arba su saulė grįžti. Su saulė. Tai va. Dabar pakalbam apie senosius lyderius. Pavyzdžiui, Jozefas Stalinas, 78 metų gruodžio 18 diena. Arba 79 metais gruodžio 21 diena. Taip, ir vėl atkreipkite dėmesio, galimai gali būti ožiaragis. Nors įdomiausia tai, kad archyvose yra viena data arba net kelios datos, kaip matot, pagal senąjį stilių, reiškia rusų kalendorių, pagal naująjį, bet Stalinas oficialiai naudojo visiškai kitą savo gimimo metus ir datą. Tai mes apie jį vėlgi išvis nieko nežinome. Tai įdomu. Dabar Sadamas Huseinas. Jis balandžio 28 pasiskelbęs, kad jis yra gimęs 37 metais, bet šita data, kaip sako ir Wikipedija, ir tie oficialūs, labiausiai tikėtina. Supratot mintį. Tai va. Dar yra toks irgi labai įdomus Idi Amin. Jis buvęs Ugandos kariškis ir diktatorius ir valdė šalį ar kankinės tą šalį nuo 75 iki 71, iki 79 metų. Tai su juo dar įdomiau. Pasaulis įtarė, kad jis yra gimęs nuo 23 iki 28 metų tame tarpe. Reiškia, nes jie aiškina, kad nebuvo patikimo įrašo, dar kažką, nelabai įtikinama, kadangi visais atvejais čia yra painiojimo, manau, reiškinys, va būtent tas, apie kurį mes kalbam. Dabar Kadafi 42
Bet kiti šaltiniai, kai kurie, pateikia visai kitus metus ir kitą dieną. Aišku, jie aiškina, kad čia yra dėl dokumentacijos, bet mes galim tikėti, o galim netikėti. Nes pastebėjot, kuo daugiau arčiau rytų, ar arčiau tų ten Afrikų, tuo mažiau patikimumo yra datose. Labiausiai patikimos datos vis tiek yra labiau su vakaruose. Jeigu jie pakeičia gal pusę dienos, gal parą perstumia, 2 paras į vieną, į kitą pusę parenka gražiau, kad atrodytų. O čia jau eina kalba netgi 5 metų bėgyje galėjo gimti. Tai va. Dabar dar vienas toks įdomus žmogus, kuris irgi jau iš tų istorinių, tai yra Rasputinas, pavyzdžiui. Yra versija, kad gimė 69 metais. O sausio 21. Tai jau lik ir vandenis. Bet irgi galima tarti, kad koks nors ožiaragis jis buvo. Dabar yra taip pat versija, kad ne 69, o 71 metais. Šią versiją populiarino jo dukra Marija Rasputin. Nes jinai sakydavo, kad tėvas gimė tais metais, kai danguje pasirodė labai ryškus meteoritas. Tarp kitko, ta legenda yra kaip leitmotyvas Rusijoje ir sklinda. Ir Leningrade tas pats, ir Maskvoje, kai kalbama apie Rasputiną. Ir kadangi gimė, kai tas pasirodė ryškus meteoritas, tai šeima šį įvykį ir įsiminė visam gyvenimui. Todėl visi kiti nurodyti tie šaltiniai kelia abejonių. Nors Rasputino ta data įrašyta į bažnytines knygas buvo visiškai tiksli. Dabar, ir dar yra versija apie Rasputiną, čia pasižymėjau, kad gimė 72, versija, kad 64-65. Tai va, įsivaizduokite, kiek mes turim įdomių tokių dalykų. Dabar, kas man dar įdomaus yra, pavyzdžiui, kad Alisteris Crowley'is, mes tikrai žinom, kad tai yra nepaprastai įdomi asmenybė, kad jisai buvo gal netgi koks satanistas, nes jisai viešai apie tai ir kalbėdavo ir darė visokius ritualus, ir kur jis gimęs, ir tikrą vardą žinom, ir reiškia teigiama, kad jis gimė 75 spalio 12 dieną. Bet ir manoma, kad dėl jo gimimo datos pačios metų nėra kažkokių tai didelių ginčių. Pats Crowley savo autobiografijoje rašė, kad gimė apie 23 valandą vidurnaktį. Tačiau tikslaus visiškai laiko nežinojo. Toliau į savo knygose rašė, kad 22:52 vietos laiku. Bet niekur nėra fiksuoto tokio gimimo laiko. Dėl to jo gimimo laiko irgi astrologai nesutarė. Ir iš vis dauguma astrologų, tame tarpe ir aš, kad gimimo laiką ir po to, kai tapo ypatingu, galėjo pakeisti ir parą kokią, ir nes manoma, kad jam labai buvo svarbu, kad jo horoskope ascendentas būtų liūto ženkle, kadangi jūs žinot, kad Crowley'is domėjosi ne tik taro, ir net taro kaladę yra sukūręs, bet ir astrologija. Ir todėl jam buvo ypatingai svarbu būti liūto ženkle. Ascendentas, nežinote, kad pagal Džiotišą, jis realiai yra liūtas. Tai va šitą reikia žinoti. Tai va įdomu, ir jis iš tikrųjų specialiai rinkosi vakarą, kad ascendentas būtų liūto ženkle, kadangi tai yra naktis, tai yra paslaptis, tai yra visokie kiti dalykai ir todėl manoma, kad jisai pasirinko sąmoningai savo gimimo laiką ir jį viešino. Dar kitas įdomus labai personažas, tikrai, nuo kurio tikriausiai irgi šiurpuliukai mum eina, tai yra Leninas, kuris pasiviešino balandžio 22. Dabar, kodėl aš jo, nelabai tikiu jo gimimo laiku, nors jie aiškina, kad
pirminiais istoriniais duomenim, tai yra pakankamai tikslu. Tai aš apie laiką nesiginčiu, nes čia yra išvis nesąmonė. Ir dėl tos balandžio 22. Dabar kodėl aš turėčiau tikėti jo tikrais duomenim, jeigu jau jo tėvas darė įdomius labai dalykus. Ten, jo tėveliai buvo žydai, žinoma, aišku, ir toks Izraelis Blankas vėliau pasivadino stačiatikiu, reiškia stačiatikiu, ir tapo rusų. Iš žydo pavirto ne tik stačiatikiu, bet ir rusų. Nu, čia panašu, kad, pavyzdžiui, ten kokia Budraitytė priima krišnaizmą ir paaiškėja, kad ji nebe lietuvė, o jau indusė. Tai va čia panašiai. Tai todėl, matyt, čia jau buvo ruošiamas tas žmogus, ta šeima, matyt, buvo susijusi gal su kokia irgi giluminė valstybė tų laikų, dar su kažkuo, buvo atsidavę, matyt, kažkokiai tai sistemai, kuri čia vadovauja pasauliui, ir jau buvo jie ruošiami, nes ir jo brolis tas dalyvavo Narodnąją volią tokiam judėjime, kuris ten sąmokslė dalyvavo prieš imperatorių Aleksandrą, ir buvo pakartas tas brolis už dalyvavimą pasikesinime į tuose istoriniuose įvykiuose prieš Aleksandrą. Jis už tai buvo, tas jo brolis, pakartas. Tai vat įdomu yra tai, kad kodėl aš turėčiau tikėti tokiais dalykais, net jeigu tos šeimos tapatybė buvo kuriama, keičiama. Turint galvoje, kad mes apie Leniną išvis nieko nežinom, nes jisai gyveno 17 metų Suomijoje, mes nieko nežinom, ką jis veikia. Ir kaip nežinomas žmogus, visiškai nežinomas Rusijoje žmogus, negirdėtas, taiga tapo revoliucijos vadu ir nuverčia carą. Įdomu čia. Toliau Hitleris. Irgi Hitleris tai buvo vienas iš šių laikinių, paskutinių tų vadų, labiausiai mistinis, nes jisai buvo, reiškia, manoma, kad jis gimė 88 arba 90 metais. Vėlgi, mes datos gimimo nežinome. Ir nei viena data realiai nėra pagrįsta kažkokiais rimtais teiginiais. Aišku, oficialiai yra 1889 metų balandžio 20 diena. Tai čia tais paremta civilinės metrikacijos ir bažnyčios raštais. Tai va, bet apie jo gimimo datą yra labai daug klausimų, nes nėra tokio politinio lyderio, kuris būtų taip propagavęs ezoterinius dalykus, tą ananervę, protėvių palikimą tą, reiškia, sukūręs, ir jisai tikrai žinojo, kokį horoskopą, tai yra kokią gimimo datą savo pasiskirti, kad būtų patrauklus, reiškia, patrauklus tautai, žmonėm. Dabar noriu paaiškinti, kaip aš iki to daėjau. Kažkada tai dar senai, prieš kokį 10 metų, manęs paprašė, gal apie 10 metų, žurnalistė pažiūrėti Šiaurės Korėjos lyderio horoskopą. Aš pasižiūrėjau ir ten iš tikrųjų pagal nurodytas datas buvo nepaprastai mielas, malonus žmogus. Ir apie jokį sadizmą, apie jokį artimųjų nuodėjimą, žudymą, nepritarimą negalėjo būti net kalbos. Ir tada žurnalistė taip ir pasakiau, kad ta data yra neteisingai, arba tas Korėjos lyderis yra šmeižiamas. Jis iš tikrųjų ir mielas, nuostabus, malonus. Ir tada jūs apie jį meluojate ir tai yra neteisybė. Ir po to kažkaip tai išsikalbėjau su vienu žmogum ir iš rytų, iš Nepalo, po to su kitu, sako, ką tu nežinojai, kad visada viskas slepia. Ir Anglijos vaikų gimimai, ir karalių gimimai, niekada nėra paskelbiama gimimo data, kol nėra paskaičiuojama, kada palanku paskelbti. Kad tas horoskopas būtų stiprus ir fainas. Ir čia, žinokite, yra labai įdomus momentas. Net jeigu jūs patys pradėsite viešinti savo gimimo laiką arba datą ne tokią, kokią nurodė gimdymo skyrius,
Bet jūs žinosite, kad ta data yra jums ženkliai palankesnė, jūsų gyvenimas gali pradėti keistis. Ir būtent tai žinojo ir Kraulis, ir Hitleris. O kitiem matyt buvo pasakyta, nes jie, gal nežinojo patys. O Hitleris su Krauliu žinojo patys. O kiti vadai, pasitikė savo astrologais, savo mistikais, savo ezoterikais. Tai vat šiandieną tiek apie tą temą ir neužmirškite mūsų palaikyti. Labai prašau dalintis ir būtinai prenumeruoti kanalą. Taigi šį kartą tiek, iki.